Labas rytas. Šiandien balandžio 29 diena. Mano gimtadienis. Dabar yra beveik 10. Atsikėlė mes nuo 7. Jau buvom pliaže. Iš ryto Mantas pasveikino, po to susitikom su Verona pasveikino. Nuėjom, pasifotografavom. Tada pasivaikščiom po pliažą, sukaitom, labai karštą šiandieną, ne iš pačio ryto. Mes Aš iš Kondiškės atėjęs dabar 36,5. Jo, tikrai šiandien kažkaip toks jausmas, kad karščiau negu praeitas dienas. Tai sušilę va, ir plaukai iš karto daro, ką nori. Bet esmė ne tame. Esmė tame, kad pasivaikščiom, pasifotografavom, nuotaikos puikios, varom pusryčiauti. Ir vėl standartiškai nuo 11 iki 4 mes tiesiog kimarinsim, būsim kažkur uždarai. Ir po to 4 valandą prasidės mūsų gimtadienio planas. Bet nieko nepasakosim, viską pasistengsim parodyti. Tai va, varom pusryčiauti. Manau, kad viskas standartiškai, tai nieko nerodysim, parodysim tik tai, ką pasiėmėm valgyti. Kas irgi pusryčiausias skanus? Mantas turbūt nelabai spėjo pafilmuoti, bet man ką tik atnešė gimtadienio tortą. Labai myli. Sudainavo su gimimo diena angliškai, pafotografavo ir sakė skanių pusryčių ir gerą gimtadienį. Tai labai smagu, labai fainai. Pusryčiaujam toliau. Jau aš valgiau Benediktą kiaušinį, Mantas prancūziškus skrebučius ir dabar jau liko tik tai vaisiai ir atneštas tortas. Tai vat visiems, kas valgote, skanu. O, tiesiog. Tikrai taip. Wow! Nieko nėra čia dar. Čia man padarė? Ar čia tu padarė? Kas padarė? O, čia mes su tavim. Taip. Iš spalvotų pagaliukų. Taip. Galvojau, kad šoksi. Kur mano tortas? Tavo tortas šaldytuve. Duok. Taip. Čia tu padarai? Nope. A tikrai? Jep. Tikrai tu padarai. Ir nuotraukai. Paskutiniai kadrai buvo per pusryčius. Mantas. Paskutiniai kadrai buvo miegamąja. Teisingai. Mantas filmavo, kaip mane pasveikino viešbutis. Labai fainai, labai smagu. Dar pridėsiu ir nuotraukų. Ir mes Galėčiau savo nuopelnus prisiimti, nes jiems tiek nieko nesakys. Tai, žodžiu. Bet ne. Čia padarė viešbutis, tas labai smagu. Ir mes nekeičiam savo tradicijų. Per pačius karščius varom žaisti biliardų. Nes laukiant saulės tai 100 laipsnių tikrai. Nu gerai, gal ne 100, bet degam tikrai labai šilta, labai smagus gimtadienio oras, viskas yra nuostabu. Tai bet varom žaisti biliardenzo ir poilsiauti toliau. Mes jau pliaže,
pažaidėm biliardą. Man vėl nesėkmingai, man tas pasidavinėjo, bet tai nepadėjo. Vis tiek 5-0. Kol kas tik pirma diena buvo man tai nesėkmingo, man sėkminga. Bet kokia atveju. Tęsiam savo dienos planą ir atvarėm plaukioti su vandens motociklais. Mantas, Verona. Ir va, laukiam savo vandens motociklų, nes kol kas užimti visi yra. Važiuosim su 2. Mantas atskiru, Veronas instruktorium ir mes po to apsikeisime. Oras puikus, nuostabus. Mantas apsirengia marškinius, kas labai gerai. Verona tepasi, kad nenumirti nuo karščio, nes kepa tai gerokai. Tai va, mes varom važinėtis, pasistengsim pafilmuoti. Varo Mantas drąsiausias. Jei daug varyti. Jau sėda, Verona truputį bijo, tai nu pakalbėti. Wait, you will go? Ateinu. Šit neužsimušiau. Karočią, aš tai bijau. Verona jau išvažiavo mokintis. Stop engine. Gas. Okay, no break. Pradėjom važiuoti. Mantas žadėjo, kad bus lietus. Svarbiausia nenusikeikti. Atsiprašau, kad taip juda. Labai baisu. Labai jautrus vaikas. Mantas mokinasi dar tik. Verona šaunuolė varo pati. Mantas mokinasi. Oi, atsiprašau. Užplaukėm ant bangų. Va, Verona kaip nuvarė fainai. Kokia jinai šaunuolė. Ir mes gerai varinėjom. Wow, kon! Va čia tai salelė. Kas nutiko ką tik? Įkritom. Vidury jūros Verona atvažiuoja. Va tenai. Everything is okay. Oi. Мы упали! Мы упали! Everything is okay. Palauk, nevažiuok. Va taip va. Viskas atrodo. Abudu šlapi. Įkritom į vandenį, biškį poilsį. 11, 12, 15, 20, 30. Karties. Tenkis akinties.
žodžiu, niekada neįsiversim, jeigu nespaudžiam posto galo. Pametėm kepurę. Valio! Parplauksi, užsidėk ant galvos, šuniuku. Svarbu, kad Verona neužvažiuotų. Verona irgi pametė, ar ant rankos turi kepurę. Man tai davė čia kažkokių voverių, pelių. Vėl žodžiu sakė, imk turėk, laikyk, o tu dieve mano. Aš tai bijau tokių. Окей. Окей, летай. Убери полотенце, Манс. Nu, davai. Sako, Laki, skrisk. Давай, летай. Ant tai keičiasi, vidų kažkaip. Животный русский язык понимает. Массаж. Man tai labai patinka. Patinka tau? Tai aišku, gerai, vienu žodžiu. Įsisuko, žiūrėk. Antras įsisuko. Viskas, karočią parvešim katinam dovanų. Nu, va, nu. What the? You can take. Nu tai va, vienu žodžiu, gyvens. And those two. Пацан, давай. Оп. Liks, nu tikrai važiuos pas Migrių ir Magrių. Pas katinus mūsų. Įlindo vaikai. Viskas, sakė, galim nusipirkti už 5000 pinigų. 5000 pinigų. Tai yra... Kiek čia? Kiek 5000 yra pinigų? 30 Ne. Beveik 200 eurų. Ai, 5000. Vienu žodžiu, 150 eurų, va. Viskas, baigiu filmuot, nėra čia ko, labai patiko. Nu tai va, ką tik buvo kadras su skraidančiom voverėm. Dabar bandom mum įprūdinti savo rūbelius, bet greitai atšoko, tikrai labai smagiai, labai fainai. O važinėti su motociklu, tai labai patiko man, tai kaip tau su motociklu važinėti? Labai gerai, labai faina, bet aš noriu dabar nusirengti tų makakų. Jo, nepatiko man tai, tiksliau labai patiko, bet nusirengti norisi. Bet kokiu atveju, su motociklais labai smagu, labai patiko visiems trim, tas džiugu. Ir sumokėjom, nes tikrai klausit, po 1600 už vieną motociklą, tai bendrai sumokėm 3200 jų pinigų. Ir tai yra, nu beveik 100 eurų, tai skaitom, kad normali kaina, važinėjom pusę valandos, labai smagu, buvo galima daryti, ką norim. Tai vieną kartą iškritom, tikrai iškritom, o kitą kartą aš šokau pasimti savo kepurės, nes man tas labai greitai važiavo. Ir dar ant kranto iškritom jo, kai jau sustojom. Nu tai va, kol kas labai smagu, dabar pasiplaukajom, pasigulėsim ir eisim pavalgyti ir toliau tęsim savo dienos vakaro planą. Atvarėm į kavinę, užsisakėm gėrimukus, geriam iš gimtadienio. Vėliau. Tai va, pasimaudėm, paplaukėm džitskysais, užkanom, atsigėrėm šerbetų, aš taip vadinu, taip biškį smegenys pašalo. Parėjom iš pliažo, apsiprausėm ir dabar važiuosim į vieną iš Puketo rajonų. Patonga. Ten turėtų būti visai įdomu, nes turėtų būti transvestitų gatvė, ar kažkas tokio. Vienu žodžiu, pažiūrėsim į vyrus persirengusius į moteris ir turbūt atvirkščiai. Vienu žodžiu, varom kažkur tais ir mes susimečinam su man. Vat viskas. Susitiksim Patonge prie tranzų. 7 valandos yra, pradėjo temti, 7 valandos. Va taip pat iki Veronos. Ir važiuojam.
Nuvažiavom į Patongą ir pradedam nuo prekybos centro su didelė maisto parduotuvė. Va, mūsų taksi nuvažiavo, paprastos mašinytės. Parkavimosi didelė aikštelė ir čia tai panašiau viešbutį. Vienu žodžiu, keliaujam į prekybcentrį, į maisto prekių parduotuvę. Na va, ir dar viena didelė parduotuvė. Irgi gigantiška. Jeigu kažką pirksim, pasistengsiu parodyti. Nu va, mes ir vėl apsipirkom. Turim va tokią va tuk-tuk tašę, dvi, bet viena yra draugės Veronos, kita yra mūsų, bet nu, normaliai apsipirkom. Man tas geria kažkokią tais va, gėrimuką, skanu. Rūgštu. Saloje ir persikais. Va, už manęs yra prekybcentris, bet jame vaikščioti neplanuojam, eisim į pasižiūrėti pačią gatvę, patį rajoną. Šiom į lauką, iš karto karštą, McDonald's, eisim pažiūrėti ledų, aš turiu tradiciją valgyti tenai ledų, jeigu yra kitokių negu Lietuvoj. Labai mėly drambliai. Ir start. Išėjom va čia iš prekybcentrio ir va kitoj pusėj visokios kovos. Čia baras gal kažkoks. Turgus. Vėl eilinis su milijonų maistų ir stalais. O kokosai su mačetėm atsidarinėja. Labai gražus tiksliau kinų pastatėlis. Gaidys. Daug viską. Va čia kokosų ledai. Va taip išdarinėjo kokosą. Išpila vandenį. Ir padaro ledų. Juos užšaldo turbūt. Ir prisidedi visko, ko nori. 100 kainuoja kokosų ledai. Pasiėmė sušių va tokių va. Dėžutė. Мне вилку вообще надо было. Ir padažiukai. O šiaip tai atrodo, kad tik tai žuvies turgus, pridariau daug nuotraukų, įdėsiu video, bet pagrinde žuvis visokia. Neša kažkokį vaisių ar kažką. Juokinga. Va toks maisto furgonėlis važiuojantis, aš jo nespėju vytis.
vairuotojas, bliūdas ir važiuoja, vežasi. O va čia kol kas stacionariai stovi. Ten varo. Pypsina mum. Welcome to Koh Phuket Thai Boxing Muay Thai. Super rare fight, the greatest of the year. Big fight, big fight, big fight. Tonight, Taip, paprastai važiuoja ir daugas. Tonight, Bangla Boxing Stadium. Bangla Boxing Stadium. Nu va, paruolėja. Vien barai. Pirmas sporto klubas, kurį pamatėm. Ir vien žali augaliukai parsidavinėja. Realiai ant kiekvieno kampo. Taip va. Šitoj gatvė 1, 2, 3, 4 pardės. Dar už mūsų kokios 4. Tokie va gražus namukai. Šventiklėlės. Nu va, pagaliau priėjom prie tikslo paskutinio šio vakaro. Malin Plaza marketo. Taip, didysis turgus, kuriam yra, manau, visko, ko buvo ir anuose, tik gal biški daugiau. Nuo bužiukų iki kokosų. Ir actinės mėsos. Labai gražu, labai daug žmonių. Ne tiek, kiek specialiojoje gatvėje. Einu iš paskos merginom. Va, visokių derinių, smūdžiai. Ir visko daug, ir visko daug. Ir išsirinkti labai sunku. Taip, visokių derinių. Grįžom namo iš Phuketo kitalyčių gatvių. Nu, keisti mane žmonės, bet yra kaip yra. Pavargom, šiandien daug veikėm, daug darėm, daug matėm, daug vaikščiojom. Intensyvi diena. Prispirkom visokių nesąmonių, kaip visada. Bet su gerom nuotaikom, gerai, kaip sakant, išsitaškę. Ir viskas. Taip baigėsi mūsų diena. Laikinkit, subscribinkit. Susitiksim rytoj. Paka. Jau pradėjau kalbėti rusiškai, bet čia visi rusiškai kalba. Okay.